Čia jau draugauji grinai su gamta ir gamta dar tau padeda. Esu Jonas Dragūnas, ūkininkauti pradėjau 89 metais pagal valstiečių ūkininką įstatymą. Aš kompostą vertinu daug vertingesnį skaitau, nes kaip pavyzdys kompostą užvarai, aš kaip sakau žemaitiškai užvarai, užkratai ant lauką, kaip pavyzdys ant hektarą, ar toną, ar 10 tonų, ar 20 tonų. Žiūrim tolimesnį poveikį. Sliekai lenda žemės, tą kompostą paima ir nuneša augalams prie šaknų. Ir jau apdirbta pilnumoj. Ir ką jie padarė? Išpurent dirvą. Dabar jeigu bus čia žeminiai pasėti arba pieva, tokios technikas nėra, kuri taip išpurentų žemę, kaip sliekai. Ir yra kompostas, tai gamtos sukurtas kūrinys, kaip pavyzdys, šieną padėjai kur nors lauke, šiaudus, maną kūną, zuikio kūną, bet ką padedi, laiką klausims tik tais yra per laiką į dujas jisai pavirst. Kad ir mėšlas į dujas pavirst. O kompostą padėjai, jeigu vabaliukai sliekai neišnešius ir po 100 metų rasi toj vietoj padėtą tą kompostą. Yra toks kūrinys sukurtas gamtos, kuris niekur nedingsta. Ir jį vabaliukai, kas svarbiausia, nuneša prie šaknų, kur į reikiamą vietą. Pagal biodinaminį ūkininkavimą mes turim laikyti tą kompostą visus metus, nes mes darom kaip būtų kapčius, 3 metrai, 3,5 taip tokia pločia ir 1,5 metro aukščia. Maišom kelis kartus tą kompostą ir po kiekvieną maišymą vis dedam žolikes į tą kompostą įdedam, kad ir metus laiką turim laikyti, kad iš kosmoso energijos daugiau prisitrauktų. Jis yra tas kompostas tada vertingesnis. Kompostą gamyboj 2016 metais buvo vokiečiai atvažiavę. Jis pasakojo apie kompostą, pats pagrindinis dalykas yra kompostą išveži į laukus, jis turi paėmus tą mėšlą suspaudus, turi sultis bėgti. Jeigu jūs bus suspaudęs sulčių nebėg, tas kompostas pradeda kaisti. Temperatūra irgi te galbūt iki 65 laipsnių. Jeigu jį didesnė temperatūra, kompostas suanglėja ir jau vabaliukams jis netinkams vėl. Reikia atidirbti tą technologiją, kad tą padarytumai tiksliai. Aš pirmą sykį, kai dirbau, išvežiau į tas kapčius, tus padariau musėt kovo pabaigoj, paskui užsniga net. Ir tą metą, kai veži kompostą, iš karto nein tai padaryti tą kapčių. Su priekabams išveži ir su specialiu maišytuvu su priekabams išveži, su buldozeriu biškį padailini tas krūvas viską ir su maišytuvu išmaišai ir tai gražus toks gaunas kapčius, kaip tik viskas. Bet tas priekabas, kai veži mėšlus su priekabams, su viena diena neišveži, jis apsausėja visas. Kovo pabaiga jau, to saulės mažiau į. Ir tą metą man ant ribos, net iki 70, buvo temperatūra pakilusi tuo kapčiaus. Po mėnesį temperatūra nukrita, aš antras iki permaišiau. Kai su maišytuvu maišai, degonės tu paduodi, o mėšlas degonės gauni, jis pradeda kaisti. Kai jis yra šlapesnis, suspaudė sultis bėg, jis neturka įtimą. Antras iki permaišai, jau jis turi mažiau biškį energijos, jau biškį apipuvęs. Tada tik tais kažkur tai antras iki 55 kilo temperatūra. Trečias iki po mėnesį permaišėm mėšlus, jau kažkur tai iki 40 pakilo. Jau degonės gaut,
Kompostą galima padaryti musė per 3 mėnesius. Jeigu tu 3-4 kartus paišai, per 3 mėnesius tu padarai. Bet mes, biodinamininkai, turim laikyti per visus metus, kad apsisuktų visas žvaigždyns, kad energijas prisitrauktų tas kompostas. Mes galim tręšti pusę metų išlaikytą. Yra leista, bet nerekomenduojama. Pažeidimą tada nebus. Bet pats pagrindas yra, jeigu nori gerą komposto kokybę, karvių mėšlas. Be karvių mėšlą nieko gero nebus. Kai gyvuliukus laikai automatiškai angilaus kraiką tuo mėšlu, tai labai daug pasigamina. Mano kaip yra gyvuliukai, gali įeiti į pastogės, visi gal telp, gali būti lauke. Ir šėryklos lauke yra. Lietus lyja, šiaudų privežiai ant to lauk, ant to aptvarą, kur gyvuliai yra. Gyvuliai pravaikščiai, prikakuoja viską, lietus užlyja, sutripi jį, vėl šlapia jį, aš vėl kreiku. Mėšlo gamyba labai lengvi. Labai lengvi ir labai daug gali pagaminti to mėšlo. Tik šiaudų. Jeigu turi, veži, kreiki ir labai daug prisigamini mėšlą. Bet kokį darbą dirbant, jeigu nori, kad jis gautus, turi šypsuotis. Turi šypsuotis bet kokį ir tau labiau sekas tada.